Sveikinimai ir laiminimai. Ir dabar noriu paminėti, jog Tomo Evangelijoje, kuri yra nepriklausoma nuo religinės įtakos, kurioje yra perteikti vadinamo Jėzaus mokymai, yra minima, kai vidų padarysite kaip išorę ir išorę kaip vidų, ir kai viršų padarysite kaip apačią ir apačią kaip viršų, ir kai vyrą bei moterį padarysite vienu ir tuo pačiu, tada įžengsite į Dievo karalystę. Tai čia taip supaprastintai, sutrumpintai, tiesiog dalinuosi tokiu vertimu. Ir taip pat yra posakis, kad ta dangaus karalystė plyti visur žemėje, bet jūs jos nematote, nepažįstate, neatpažįstate. Tai štai ko reikia, kad tai atpažinti. Tai tam reikia užsiimti vidinę alchemiją. Dar kai kur tai vadinama tantra, tantrinėmis praktikomis, kuriomis, kaip aš irgi žinau iš daug įvairių šaltinių, Jėzus ir užsiiminėjo, bet vėlgi daugelyje oficialių tekstų ta visa jo praktinė dvasinė kelionė buvo kaip ir paslėpta ir dauguma tų iš tikrųjų alcheminių tantrinių praktikų buvo irgi slaptos, užslėptos. Bet dabar šiais laikais viskas kyla, viskas sugrįžta ir ypatingai tas, kas yra aktualiausia mūsų sąmonės evoliucijos pakopoje dabar, tai visi šitie metodai, technikos ir išmintis vėl išeina kaip niekad pilnai į pirmąjį planą. Ir aš taip pat jau eilę metų tai studijuoju iš įvairiausių mokytojų ir šaltinių ir be abejo pats vedu žmonės per tai. Tai štai ir dabar noriu tuom dalintis, tai nuoširdžiai kviečiu į savo ateinantį renginį pavadinimu Šaltinio sąmonė. Tai daugiau informacijos apie šį renginį rasi informacijos skiltyje arba mano puslapyje budimokanalas.lt. Tai tenais mes išgersime galingos mėlynojo lotoso arbatos, kuri irgi labai aktyvuoja mūsų čakras, mūsų subtilų energetinį pajautimą. Ir taip, ir tada aš vesiu per atitinkamas praktikas meditacinės, tokia kaip vedama meditacija, kur pajungsime ir kvėpavimą, ir vizualizaciją, ir visus kitus vidinius pojūčius, sužadinsime savo intuiciją, savo intuityvų vėlgi tos šaltinio sąmonės atskleidimą. Tai tenais mes ir jungsime tas įvairias priešybės savyje, ko pasiekoje tada vis labiau ir labiau vėlgi mūsų patyrime į pirmą planą išeina tas vienybės pajautimas, šaltinio pajautimas ir kartu su tuo viską apimančios harmonijos, palaimos, meilės patyrimas. Taip, ir kartu su juo mes galime iš tikrųjų įprasti vesti visą savo kompleksinį žmogišką gyvenimą. Ir taip pat, kam įdomu, kas dar galbūt nežinote, tai aš taip pat esu prieinamas Contribui platformoje. Jau praėjo 1 mėnuo, kaip vyksta grupiniai susitikimai joje. Tai reiškia online susitikimai per Zoomą, bet Contribui aš dalinuosi ir tų susitikimų įrašais ir įvairia papildoma medžiaga, kur ir su vizualinė medžiaga ir taip toliau. Aš irgi paaiškinu tą vidinę alchemiją, tą vidinės transformacijos procesą, kas yra labai gerai žinoti, tada daug lengviau orientuotis
gyvenime, nes tas procesas, va ta evoliucinė banga ir pašaukimas eiti per tą vidinę transformaciją, bet kuriuo atveju natūraliai vyksta. Ir mes tada galime vietoj to, kad per savo neišmanimą tam priešintis, mes tada galime sąmoningai su tom visom žiniom ir praktiniam žiniom asistuoti šitą savo virsmą ir šitą savo natūralią evoliucijos bangą. Tai štai, tai kuo viešai dalinuosi, iš tikrųjų jo yra labai daug, bet vis tiek dar giliau, dar daugiau dalinuosi dabar Contribui. Tai štai, tai dabar praėjo mėnesis, bus dar vienas mėnesis, tai va, galite jungtis į prenumeratą ir tenais bus po 2 grupinius susitikimus per savaitę, plus papildoma medžiaga, o kas nori dar daugiau, va taip pat galbūt individualiau, intimiau komunikuoti, tai yra dar aukštesnė prenumerata, į kurią įeina dar po asmeninę sesiją 1 kartą į mėnesį. Tai štai tokios yra galimybės dabar augti kartu. Ir ačiū labai už tavo dėmesį, už tavo buvimą, kuris praturtina viso to, kas yra grožį. Tai štai. Vėlgi daugiau informacijos rasi informacijos skiltyje. O dabar sakau laimingai ir iki.